Sostinės krepšinio mokykla kartu su savo talentingiausiais auklėtiniais ir garsiomis Lietuvos asmenybėmis Lietuvos valstybės atkūrimo dieną Mykolo Riomerio universiteto sporto salėje užkūrė tikrą pirtį. Čia vykusios žvaigždžių dienos metu jaunieji talentai ne tik varžėsi tarpusavyje individualiuose rungtyse, tačiau ir metė iššūkį profesionaliems krepšininkams. Pirmosios rungties snaiperio konkurso metu Lietuvos Ryto taiklerankis krepšininkas Martynas Gecevičius turėjo pripažinti pergalę paskutiniuoju taiklių metimų išplėšusio Augustino Venskaus pranašumą. Koks jausmas? Toks pat kaip ir praeitais metais, labai geras. Gal labiau dar Gecevičių įveikiau, tai iš viso. O šiaip Gecevičius tavo vienas iš favoritų lietuvių krepšininkų, ar negalėtum taip sakyti? Iš ryto kaip ir mėgstamiausias žaidėjas, nes panašiausiai į mane žaidžiu. RUL įgūdžių konkurso vyresniųjų krepšininkų amžiaus grupės finalinėje dvikovoje Lukas Rakauskas išleido kamuolį iš rankų ir pergalę atidavė Vilniaus Kibirkšties Viči moterų klubo įžaidėjai Neišei Nicole Hammonds. Jaunesnių žaidėjų grupėje 13-metis Kasparas Supranavičius įveikė savo amžiaus grupės konkurentus, išplėšė pergalę ir superfinale įveikęs Vilniaus Perlo Emerų komandos narį Tadą Rinkūną. Koks jausmas buvo varžytis su profesionaliu krepšininku? Pradžioj buvo sunku, bet įsiveržau priekį savo. Labai pasisekė. O ką tau šis laimėjimas duoda? Ką tau reiškia jis? Iš tikrųjų moku gerai varžytis ir kad esu stiprus varžytis. Pasibaigus pirmąjį šventės daliai, ant parketo išbėgo Sostinės krepšinio mokyklos krepšininkai ir visiems gerai žinomų vyrų komandos kažkur matyti atstovai. Abi ekipos susigrūmė kovingose bei nuotaikingose krepšinio rungtynėse.